kad, na žodžiu, esmė tai, kad čia mokestis mažinamas 50%. Vienas ir papildomas naujas atvejs, kai vienas iš tėvų globėjų atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Na, dar papildomai mes radom ir krašto apsaugos ministro raštą, bet viso to ir todėl leiskit pasiūlyti, tuo labiau, kad ir komitete buvo diskutuota apie šitą dalyką, išplėsti truputėlį savoką ir tą 11.6 punktą formuluoti taip: vienas iš tėvų globėjų atlieka profesinę karo tarnybą arba nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Šitą savoką apimtų ir karininkus, kurie tarnauja ir gauna, aišku, tai, kas yra priklausoma, bet kadangi jie dažnai perkeliami iš vienos vietos į kitą, tai prašoma tokia lengvata. Kai šitas lengvatas naikinom 2013 metais, lengvata buvo iš viso taikoma 84 žmonėms. Dabar tas skaičius bus mažesnis, labai preliminarius skaičius turiu iš kai kurių įstaigų. Pavyzdžiui, Šaltinėlyje būtų taikoma 16 žmonių, Vaivorykštės lopšelėje darželėje 8, Rūto 6. Na, bendras skaičius, ko gero, susidarytų apie 60 žmonių. Prašau, Andriu. Tai aš labai norėčiau paraginti kolegas palaikyti šitą sprendimą, nes tai tikrai yra sąžiningas ir teisingas sprendimas tarnaujančių karių atžvilgių. Vis tiek jie gina mūsų valstybę, tai tikrai raginu balsuoti už. Teisingai, aš ir taip sakau, tik aš dar galvoju, mum ateityje reiks galvoti su mokytojais. Tie, kurie jauni mokytojai atėję į mokyklą, tikrai mažai gauna. Tai va, tik aišku, pasiskaičiuot, kiek tokių mokytojų ateis jaunų, kiek mes galim, tai nebūtinai 50, galime 30% už darželį, bet mokytojai, turbūt daktarai, kur irgi jaunas nesirinks, Marijampolė, Kolek, Vilniuje tie vietų bus, irgi kažką pagalvoti, bet aišku, reikia galvoti ir apie biudžetą. Jeigu galėsim tą padaryti, aš tikrai skatyčiau padėti jaunom šeimom įsitvirtinti Marijampolėje. Žinoma, kad vėl atskirai svarstysim. Tai vaikučių gali susilaukti nebūtinai jaunas mokytojas. Nu tai dar gražiau, dar jam daugiau reikia padėti. Tokią paskatą išgirdi. Jau te būna. Tai kolegos Gediminas. Jau, dėkui, merė. Aš nežinau, bet mano supratimu, jeigu tai nėra reglamentuota įstatymu, jeigu mes esam tarybos nariai ir nešudnuodegiaudami kažkokiai tai profesijai, manęs visiškai neįtikina kolegos tie pasakymai, kad čia mes ginam, kad čia mus puola, kad čia taip per tu vienaip ar kitaip. Tai yra visiškai kažkoks tai mados nevykęs agresijos pasigautas faktas. Ir tikrai dėl profesijos aš negaliu pritarti tam, nežinant ekonominių paskaičiavimų, kiek tas skaičiuos. Mes tik tai prieš 4 klausimus kalbėjom, kad mokymo įstaigom, kur vaikai mokosi mokinio krepšelių truks. Aš suprasčiau, jeigu tai būtų įvardyta per socialinę prizmę, kad jų atlyginimai ten ar karininkų, ar seržantų, ar jaunesnio kažkokio tai eilinio neneša iki to vadinamo vidurkio ir būtų vyriausybės ar Seimo priimtas įstatymas, taip, tokiu atveju reiškia numatyta ir finansavimo šaltiniai, ir galimybės padėti, o dabar puikiai žinodami, kad tuos darželios yra ir šiferio stogai, ir visa kita, ir čia dabar ties apsimetinėt baisiausiais patriotais, kur aš įsitikinęs, jei kas nors tai būtų čemodanai pirmutinių ir antroji pusėje sienos sėdėtų ir rankų mosuotų. Nematau aš jokios galimybės šiuo atveju, nepateikus be rimtų finansinių argumentų, balsuot už. Tai yra profesija. Kodėl traumatologas, pediatras turi skurst, gaudamas 500, o čia aš nežinau, kiek jie gauna atlyginimo, jie gauna komandiruotpinigius, maistpinigius gauna, yra sandėliai, yra atostogos, aprangas gauna. Mūsų darbuotojai, reiškia, civiliai, aš turiu galvoj, policininkai,
perkasi ir batus, ir gaisrininkai į gaisrus važiuoja be šalmų ir organizuojama akcijas per Lietuvą, kad reiškia nupirkim arui liemenes, o dabar ties kažkoks tai reiškia kaukšt, kas Lukašenka jau jūs puola, jeigu puola bėkit, mes padėsim jums pabėgti, mes liksim čia. Aš tikrai negaliu pritarti tokiam sprendimų projektui. Prašom, Andriu. Tai aš tik norėčiau atsakyti gerbiamam Gediminui, tai Gediminai tokias kalbas audringas apie geopolitiką ir panašiai, manau, pasilikim prieš rinkiminiam debatam. Balandžio 9 prasideda rinkimų kampanija, tada galėsim apie tai kalbėti. O dabar mes tikrai kalbėkime rimtai, tai ką ir sakė... Na, geriau balandžio 1. Jo, balandžio 1, geriau, sutinku. Tai Prašom balsuoti, čia yra labai rimti klausimai. Mes tikrai turime skatinti ypač jaunus žmonės eiti tiek į profesinę karo tarnybą, tiek eiti ir šauktiniais. Daugytis. Tai to jum ir linkiu. Tai prašom balsuoti, išspręsim balsavimą. Su tuo papildymu. Dvidešimt 3 balsavus už, 1 prieš, sprendimas priimamas. Dėkui.